Sveiki, čia Vytis, vandenų keliais žygio dalyvis. Norėčiau šiandien trumpai papasakoti apie mūsų baidarę ir laivus, kuriais mes plaukėme. Tai yra Upių labirinto baidarės, vienvietės, Akadija, labai geros. Ir jomis jau įveikėme virš 150 km, tikimės įveikti dar apie kelis šimtus. Trumpai pristatysiu, kas mus remia, galite pamatyti lipdukus ant mūsų baidarės. Tai yra Rimi, mes jų dėka valgome labai skaniai kiekvieną dieną ir stipriai, turime jėgų. Montis Magija, gyvename jų palapinėje suteiktoje, taip pat stovyklavimo įranga visa yra iš Montis Magija. Armija ir civiliams, be jų tikrai neišsiverstumėm, plaukėme su jų pirštinėmis, taip pat visi daiktai yra sudėti neperšlampamus maišus. Lietuvos draudimas, kaip sakant, mums nebaisus joks įkandimas, nes mums draudžia Lietuvos draudimas. Na, bei Karaliaus Vilhelmo prieplauka, lipdukas, būtent čia mes turėtumėm birželio pabaigoje prisišvartuoti. Tai va, Upių labirinto baidarės yra pakankamai talpios. Jos turi priekyje gumas, dažniausiai sudėti po ranka reikalingiams daiktams. Gale visą laiką vežamės vandens atsargas. Na ir čia matot, po plaukimo visko yra daug. Na ir mūsų informaciniai rėmėjai, turim Lietuvos vėliavėlę ir kiekviena baidarė turi, na kaip ir priklauso kiekvienam laivui, pavadinimą. Aš asmeniškai plaukiu su baidare Vidi. Galite pabandyti atspėti, ką tai reiškia. Tai tiek, trumpai, štai tokiais laivais mes plaukiame. Pakankamai patogus, komfortabilus, greiti, manevringi ir tikrai patikimi Upių labirinto laiveliai.